Labas rytas. Atsiprašau, kad šiandieną vaizdo įrašas bus toks, bet tiesiog turiu įrašą būtent tokį, kaip jį padaryti kitokį, pakol kas aš nesugalvojau. Koks skirtumas? Svarbiausia, kad yra esmė ir jūs girdėsite šiandieną pokalbį su, su žmonėmis, kurie propaguoja adventizmą, bet jie nesako, kad jie adventistai, sako, mes ne adventistai. Tai labai įdomi, jie kalba ir buvo užduoti jiems klausimai ir jie į tuos klausimus atsakinėjo. Tai yra, kodėl Dievas išsirinko būtent šeštadienį, o ne kažkurią kitą dieną. Tai paklausykit, kokie jų atsakymai. Norisi, aišku, man juoktis, bet pirmiausia, jūs paklausykit ir po to patys aš pakomentuosiu, kas čia kaip ir kur. Gerai. Pirmas klausimas. Kodėl Dievas pasirinko poilsio dieną būtent šeštadienį, o ne kitą dieną? Toks yra pirmas klausimas ir aš norėčiau jūsų paklausti. Ką jūs apie tai manote? Kodėl Dievas pasirinko poilsio dieną būtent šeštadienį, o ne kitą dieną? Kokios jums mintis ateina pamąstymai? Kyla kokios mintis? Žilvinai, prašom. Labas vakaras dar kartą. Gerai girdėdavo? Gerai girdima. Galvoju, kad kaip kūrimo pradžioj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dieną Dievas ilsėjus ir kada visos dienos buvo kūriamas, visą laiką Dievas pabrėžia, po to Biblija, pradžios knygą rašo, Dievas matė, kad tai gera. Dievas matė, kad tai gera. Ir po to išskyrė irgi 7 dieną. Ir Dievas matė, kad tai gera, kad tai yra tiesiog žmonijai palikta, kad žinojo, kad reikės, kad nuo visų tų pasaulio rūpesčių. Bet kodėl būtent šeštadienį, aš nežinau, kaip ten pradžios knygoje, ar ten buvo grinai kaip šeštadienis, ar po to tik tai, kada jau atsirado žydų tauta, ten buvo tie skaičiavimai pradžiai, tas dar toks klausimas, tai. Bet, nežinau, man ta mintis peršasi, kad Dievas matė, kad tai gera ir paliko, kad mes gerėtumėm juo tą dieną būtent, kad išskirtinė vis tiek, reikia atsitraukti nuo tų pasaulio rūpesčių, tokios mintis. Girdėjot pirmą pasisakymą, tai yra, čia yra tipo namų bažnyčia, kuri sako, kad jie yra nekonfesinė, bet iš tikrųjų matom, kad jie eina prie adventizmo, tai yra visiškai adventistinė namų bažnyčia, kuriame jie net nežino, kodėl šeštadienis. Jie savo sako, kokia jūsų nuomonė? Jų pastorius Dainius Jankus. Įdomiai, turėtų žinoti, apreiškimą turėti, o ne kokia jūsų nuomonė. Tai yra vienas dalykas. O čia, pasižiūrim, kas čia kaip yra, kokios problemos ir todėl, kad aš taip manau. Neblogas variantas. Klausom toliau. Gera mintis iš tikrųjų, Žilvinai. Tavo mintis buvo teikta, kad Dievas kūrė 6 dienas, kūrė 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 dieną jisai ilsėjasi. Taip gavosi toksai kaip logiškas sprendimas. Logiškas sprendimas. Ir viskas, paaiškinimas geras, mes visi supratom. 6 dienas sukūrė viską, kas turėjo būti sukurta, o 7 dieną Dievas nusprendė skirti poilsiui. Ir tu dar paminėjai tokią mintį,
kad tas poilsis buvo skirtas žmonėms. Kad žmonės galėtų pasigrožėti tuom, ką Dievas buvo sukūręs, kad galėtų pasigėrėti. Ačiū tau. Taip, mes turime dar ant kelių. Taip, kas čia pirmas kėlė? Turbūt mano mama kėlė. Mama, prašom, paskui Lina, paskui Loreta. Aš tai, kodėl 7 dieną pasirinko, aš galvoju, kad visos tos 6 dienos buvo tobulai viskas padaryta, o 7 dieną vainikavo viską, o 7 tas skaičius tai tobulybės skaičius, pilnatvės skaičius, gal todėl ta 7 diena, paskutinė diena, ta tokia Dievo šventė po visko, Dievo ta šventė, tokia tobulybės skaičius. Nu, vat kaip matom, aš galvoju, aš nežinau, aš turiu prieiškimą, aš galvoju, nu vat kiekvienas savo mintį išsako ir po to jie tai priima, kad tai yra labai įdomiai. Nu, žinot, kiek aš galiu galvoti, kiek aš galiu prikurti. Vat iš to ir atsiranda visokios konfesijos, denominacijos, nes aš galvoju. Aš nežinau, bet aš galvoju. Nežinau, aš taip mąstau, kodėl būtent tą dieną. Viskas buvo tobula 6 dienas. Paskutinė diena atiduota tobuliausia, tas pilnatvės skaičius. Nu, nežinau, man taip atrodo. Ačiū. Man žinai, mama, ką priminė jaunystę, kada būdavo reikėdavo važiuoti kasti bulvių. Pamenat, bulvių atvažiuoji ir matai vagas. Galas vos matosi tų vagų ir tų vagų ne viena, ne 2 ir ne 3. Ir tu supranti, kad tau reikės tas vagas dabar nueiti tomis vagomis ir tas bulves kasti, rinkti, žodžiu. Tai koks yra pats maloniausias procesas? Ar kad atvažiuoji ir išvysti tą bulvių lauką su vagom, kada esi jau tuose vagose ir kasi, ar kada viskas padaryta, tu atsisėdi ir sėsi ir galvoji, kaip gera, viskas, baigiau, dabar galiu pailsėti. Turbūt ta 3 stadija, ar ne, kada viskas baigta, tu atsisėdi ir galvoji, pradžioje atrodo tiek daug reikės čia kasti, tiek daug vargo, o dabar jau baigiau, dabar grįšiu namo, pavalgysiu vakarienės, pailsėsiu, priimsiu dušą, tokia tu palaimą jauti, ar ne? Nes tu žinai, kad viską padarėjai, dar jeigu geras derlius buvo, daug bulvių pririnkote, jeigu tai jūsų bulvės, tai galvojat, amazing, kaip sakant, ar ne? Kūrėjų garbė visako, vainikas visako. Kaip sakyta, vyšnaitė ant torto. Tai čia turbūt, toks galbūt labai žmogiškas pavyzdys, bet turbūt kalbant iš Dievo pusės, jeigu Dievas kūrė 6 dienas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jisai grožiais, bet tai buvo kūrimo procesas, vyko kūrimas, vyko darbas. Tai po to, kada buvo sukurta viskas, nes matote, prireikė vienos dienos sukurti tiems dalykams, kurie buvo kuriami tą dieną. Tai reiškia, 24 valandas vyko kūrimo procesas. Tai vis tiek, netgi Dievui tas kūrimo procesas tiek laiko užtruko. Vyko 2 dieną tas kūrimo procesas, 3, 4, 5, 6, o 7 dieną viskas buvo baigta. 6 dieną jau viskas buvo baigta, 7 dieną Dievas paskyrė poilsiui. Tai yra, kaip sakant, labai natūralus toksai, kaip čia pasakyti, natūralus Dievo pasirinkimas. Po darbo buvo poilsis. Ir įdomu yra tai, kad tas poilsis jis toks buvo užantspauduotas, nes visas kūrybos darbas buvo užantspauduotas poilsio diena. Kodėl sakau užantspauduotas? Dėl to, kad yra parašyta, kad 7 dieną Dievas palaimino ir padarė šventą. Tai čia tas labai svarbus Dievo pasirinkimas. Ne šiaip savo Dievas ilsėjęs, bet palaimino 2 dalykai. Palaimino ir padarė šventą. Ką reiškia padarė šventą? Reiškia šventas, tai reiškia išskirtas arba atskirtas nuo kitų. Tai Dievas kažkodėl tą dieną pašventino, atskyrė nuo kitų, paženklino ją. Kažkodėl Dievas paženklino, o kodėl
Todėl, kad bulvės kasė. Nu, vat, jie patys pasako, kad jie nežino, kodėl. Nu, kažkodėl. Vat atsakymas. Ne? Tai va tą dalyką mes matom šventam rašte. Ačiū labai už kantrybę, kad laukėt. Rankas pakėlė, Loreta, prašom. Klausimas buvo, kodėl Dievas pasirinko poilsio dieną būtent šeštadienį arba 7 dieną, o ne kitą dieną. Prašom. Iš tikrųjų, tai yra kaip dvasinio poilsio vieta. Kiekvieno tikinčio teisė pasitraukti nuo rūpesčių ir nerimo. Tu gali įžengti į Dievo paskirtą laiką, poilsio vietą. Ir man asmeniškai, kada aš dabar jau ne pirmas, ne antras mėnuo, ne trečias, pas mane šeštadienis yra tikrai su Dievu, aš ir taipogi sekmadienį, aš tas 2 dienas. Nu, sekmadienį dar kažkur kažką galiu kažką daryti. Bet šeštadienį, aš penktadienį viską pasidarau. Tikrai. Ir maistą, kad tik pašildyti. Nieko netvarkau, nieko neplaunu, nieko nedarau. Ir tikrai aš skiriu vat į tą Dievo paskirtą poilsio vietą. Gerai, ačiū Jums. Nu vat, matot, šeštadienis, sekmadienis. Koks skirtumas? Šeštadienį ir aš sekmadienį skirsiu, ir aš pirmadienį, ir aš antradienį, ir trečiadienį. Nu vat, kodėl Dievas rinko būtent 6 dieną? Jie atsakymo neturi, kodėl jie kelia tą dieną aukščiau Dievo netgi. Nu tai jie aš manau. Ir vis aš manau. Aš taip galvoju. O kaip iš tikrųjų? Tai kodėl Dievas pasirinko poilsio dieną būtent šeštadienį arba būtent 7 dieną, o ne kitą dieną? Nu, dėl to, kad natūralios buvo tokios aplinkybės. Nu, Dievas tiesiog po 6 dienų, 7 dieną nutarė padaryti poilsio dieną. Tai buvo jo pasirinkimas, Dievo pasirinkimas. Jis nepadarė poilsio dienos, pavyzdžiui, 3 dieną, nes dar tebevyko kūrimo procesas. Reikėjo, kad kūrimo procesas užsibaigtų. Kada kūrimo procesas užsibaigė, kada Dievas sukūrė viską, kas turėjo būti sukurta pagal jo planą ir numatymą, tuomet Dievas 7 dieną padarė kaip poilsio dieną. Tai tokia natūrali seka. Tai prašom, mama. Dar tokia mintis man kilo, kad čia kaip įrodymas, kad Dievas kūrėjas, jisai kūrė 6 dienas, 7 dieną baigė, tai reiškia, kad mes pripažintumėm jį dar kaip kūrėją, įteisintumėm ir paskirtumėm jam kaip padėkos dieną, kaip atsidėkojimo už viską tą dieną, kad su juo būtume tą dieną. Čia toks kaip įrodymas, sakau, kad jis kūrėjas yra. O tai jeigu vienu žodžiu aš jam padėkosiu pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, sekmadienį, o šeštadienį eisiu dirbti, tai bus nuodėmė? Taip. Dainius Jankus pasakė, kad tai bus nuodėmė. Ja. Lygiai taip pat kaip ir, nu, ne taip žiauriai, aišku, bet pasakė, kad tai bus nuodėmė. O kodėl bus nuodėmė? Todėl, kad Dievas pašventino, todėl, kad todėl. Tai, vat, įdomiai. Tais laikais taip, sakysim, galbūt tenais Senajam testamente mes matom, bet čia, Naujajam testamente mes nematom tokių dalykų ir mums nereikia viso to. Mes galime bet kurią dieną pasirinkti ir nereikia prisirišti prie vienos dienos. Nes jis kūrė, jis viską padarė, jis sutvarkė, jis ir užanspaudavo tą paskutinę dieną. Taip, ačiū. Ir va tai eilutė pradžios 2 skyrius, pradžios knygos 2 skyrius, 2, 3 eilutė. Galima
nuo 1 iki 3 paskaityti. Tai buvo atbaigti dangus ir žemė bei visa jų galybė. Kadangi 7 dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, matote, kaip ir priežastis čia yra, ne? 7 dieną jis ilsėjosi po visų darbų, kuriuos buvo atlikęs. Čia matote pabrėžta, kadangi jis buvo užbaigęs 7 dieną visus savo darbus, tai yra jis ilsėjosi po visų darbų, kuriuos buvo atlikęs. Rašo, Dievas palaimino 7 dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjosi po visų kūrimo darbų. O jeigu pats Dievas ilsėjosi, ar ne, kadangi jis pats ilsėjosi ir jis ją palaimino ir išskyrė, pašventino. Mes dar eisim prie kito klausimo, tai jau greit prieisim, bet prašom, norėtų dar pasidalinkit ir galėsime eiti prie kito klausimo. Nu, matot, paskaito eilutę ir vėl rišasi prie vienos dienos. Įdomiai. Ar tikrai viešpačiui yra svarbi viena diena, kad mes ateitumėm? Ar, pavyzdžiui, jeigu aš skiriu 6 dienas su pasninku, su malda, o va šeštadienį einu dirbti. Ir jam jau yra viskas, tai yra nuodėmė. Jie prisiriša ne prie buvimo su Dievu, bet prisiriša prie vienos dienos. Tai nors tu ką nori. Nu, kodėl? Man iškyla klausimas, kodėl būtent prie vienos dienos jūs rišatės. Jeigu, aš galiu skirti žymiai daugiau laiko viešpačiai. Ir jeigu mes jau gyvenam Dieve, tai iškyla klausimas, kam rištis prie vienos dienos. Nu, paklausom dar vienos moters. Nu, kad ir skamba dvasinis šabas. Kad ir skamba dvasinis šabas. Geras paaiškinimas. Vien šabas man pasako šeštadienį. Ir kad mes nenupultume tų neklusniųjų pavyzdžiui. Nežinau, šabas dabar kuo tolyn, tuo daugyn suprantu, kad šabas man skamba šeštadienis. Jei skamba šeštadienis, kuo toliau, tuo jį labiau supranta, ką jį supranta, kaip jį supranta, kad nenupultų, tai reiškia, jeigu tu nešventi šabo, tai reiškia, tu esi nupuolęs. Nu, neblogai. Nežinau kodėl. Mano viduj skamba taip. Gerai. Dėkui. Nežinau kodėl, bet mano viduj skamba va taip. Labai geri paaiškinimai, tiesiog nuostabus. Dabar klausimas, kuris man asmeniškai kyla, aš manau, kad mums pavyko atsakyti klausimą, kodėl. O pasirodo, pavyko atsakyti. Nuomonės išsakė ir jiems pavyko atsakyti į klausimą. Reiškia, mes nežinom, bet išsakėm savo nuomonės ir reiškia, tai yra atsakymas. Bravo, Dainiau, bravo. Ne, žmonės mano mėlėjai. Arba mes gyvenam apreiškimu, arba, atleiskit, jūs darote visiškai nuodėmę, apgaudinėdami žmonės. Tai reiškia, jūs sakot, kad jūs nesate adventistinio mokymo piliečiai, bet jūs visą laiką palaikote adventistinį mokymą. Dar noriu kai ką pasakyti, bet aš manau, kad pasakysiu vėliau. Tai pirmas klausimas, šiandieną ir užbaigiam šitą video, antrą video padarysiu truputį kito klausimo toliau ir mes pamatysime, ant kiek jie įsikandė tą dieną. Jiems labai nepatinka tas žodis, kaip sakau, kaip šuo kaulą, jie labai pyksta dėl to, bet taip yra. Jie virš visko laiko būtent aukščiau vieną dieną ir nesvarbu, jeigu tu nesilaikai šabo, tu esi jau viskas nusidėjėlis. Bet įdomu tai, kad tie, kurie nesilaiko šabo, jie yra dar broliai, bet jie dar yra nesusipratę. Tai reiškia, mes dar tokie, o jie jau yra, oho. Tai jūs esate visi, kurie nesilaikote šabo, jūs esate žemesni negu jie. Jūs dar tokie, dar jums Dievas nepreiškė. Tai šiandieną, manau, tiek, o po to kitą klausimą mes vėlgi paklausysim, ką jie šneka.